Taigi reiškia, aš vėlgi pratęsiu dabar jau video savo apmąstymus žmogaus teisių tema. Gamykliniai parametrai, kuriuos suvesdavę, reiškia, recidyvus, reiškia, žmogui kažkokiam tai nužudyti sovietmečiu, galiodavo netgi žoliniai raganų medžiokliai. Sovietmečiu, jeigu tu turėjai 10 fizikos, tave jau medžiojo. Kas? Psichiatrinė ir stukačiai tavo pačios gimtajam kaime, laukdami, kol tau sueis 18 metų. Tada sakydavo, kad kaltas žmogus, kalta moteris, kad nėra raganaujanti. Po toks intelektas. Ašgi 30 metų iš vis netam pasaulyje gyvenau. Aiškiai 30 metų dirbau žmonių prikėlime. Netikėt, bet tai tiesa. Šitą visą tiesą slėpė visuomenė su Jono Strumilu įvaizdžiu atseit. Čia net padarys tuos stebuklus. O Kenedžio Džono Hauso teorija ir vaikas genijus Ramunės princesė, tai dar nesuvokimesni mitai, kuriuos kūrė Džekis savo knygose. Futurizmą vis augindama Japonija žiūrėjo reiškia, į Danijos pasaulį ir Lietuvos pajuokos objektą mane. Ašgi mokiausi toliau, išvažiavau į Daniją. Tada žydai, reiškia, bandė mane sunaikinti visokiais įmanomais būdais. Kaip realybė iki šiol žydų yra tokia nužudyta, kas yra, reiškia, 10 balų fizika, nes tai yra ragana. Neįsivaizduojat, bet tokia yra realybė. Tad iš esmės, kodėl visi žydai yra papuoję psichiatriniai, kad tai nuo žolinė. Jie aiškinė, kad jų dvasia kažkas pavogė. Ir jis yra melas. Hauso teorija, Kenedžių vampirizmas. Ir tai žydai bandė pasavinti. Ir šią dieną Vytas Strumila yra miręs, o aš nuo 15 metų apgynusi Danutę ir Ramutę nuo organų išpjaustymo. Tapau Jurbarko policijos, reiškia, darbuotoja virtuali. Taipogi bendruomenė dvigubą darbą dirbo CŽV KGB. Reiškia, mane naktį ant šitų visų ant amnezijos užmigdydavę ir aš nežinodavusi, kas buvę. Kita vertus, Kenedžiai vampirizmo Hauso teorija yra tikra. Visą tai saugojo Sovietų sąjungos psichiatrinė. Jeigu tau fizikos 10, vadinasi, tu nebe ateistas, tu raganauji, tu teoriškai supranti pasaulį, praktiškai jį gyventi iniciatyvami. Visa tai buvo uždrausta represijų visuomeniai. Taigi, reiškia, Vytas Strumila 1994 metais buvo sunaikintas ir, reiškia, pakastas. Tada aš tapau Danguolė Strumilaitė. Apsaugot Ramutę ir Danutę. Savo artimą. Tada prasidėjo mano, reiškia, Upsaloj, reiškia, užverbavimas į gimdą įstatant čipą. Tai iš manęs bandė padaryti, reiškia, Upsalos žydai.
religija, kuri būtų, reiškia, paneigta ir visi taptų satanistais ir žydai nuteistų Babelį, reiškia, vėlgi mane, nes aš vėlgi ištikimybę išsaugojau Naujam testamentui. Kaip? Žmonių prikėlimu. Ir ne savo galimą žolelėm, kaip ir parašyta Jėzaus Kristaus vardu iš Naujojo testamento. Tai yra kažkas amazing, reiškia metafizika, ar tai astrofizika. Kai tai yra 10 balų ir Danijos liberalizmas, tai primtinai žiūri, kadangi tai yra daug Danijos kiniečių. Ir jie supranta pasaulį stichijų prasme, širdies prasme. Tai tavo konfu, tavo širdies matematika. Suprantat, koks yra skirtingas pasaulis. Ir jis nenuobodus, nes tai smart pasaulis. Tai ne bobas su rožančiam, oi ne, tai tokios. Ne amigos 3 paras, kur tave bando vis tiek priversti tikėti ekstremistų žydų fantazijom, kur turi vis tiek kažką nužudyti. Ir laimi galiausiai vėlgi kitą rytą saulėje pakilus ir alfa bangos pakeitusios viso žmonių įgyventą piktą dvasią, kuri atstovauja šizofreniją, gama bangas. Tai toks buvo sovietinis pasaulis. Taip šiandien Ramutė parvykstanti, reiškia, aiškinanti, padegsinti mane raganą, nes jinai tikėjimo žodį, o aš gyvenu savo iš pašalpos ir stipriai taupau, kad turėčiau visko, ko smart pasaulis gali pasiūlyti už mažiausią kainą. Gyvenu iš invalidumo, nes tai aš turiu 10 balų iš fizikos. Šitokia yra Lietuva Europos Sąjungoje. Iš 30 metų prikėliau žmonės, iš 30 metų dirbau policijoje, Danijoje dirbau kibernetikoje. Vėlgi ant pasąmonės apmokinami dalykai pasiteisindavo, todėl diplomų vis daugėjo. Taip aš sugrįžau į Lietuvą, kaip Danai sumasi mane infiltruot, kaip, reiškia, policininkė iš tos visas į gaujų peržiūrėjimą, kad pamatyti ir Lietuvą pripažinti esantį sovietinį iki šiol. Ar tai manoma? Jeigu dvasinis velnias gama bangos sovietmečių, o žmogžudystės buvo iki šiol yra, tai juos laiko šizofrenikais, tuos, kurie atneša tokią blogą dvasią, o jie žydai gerą dvasią ieško vaikų nekaltybių. Tad užtenka žydus remti. Važiuokit žydai namo. Nes Rumunijos monarchija nesikeisinti iš savo vietos neišvažiuosinti, nes jie yra stabili valstybė. Ir aš jų princesė. Myliu tave, mama Margarita. Didžiuojuosi, kad galiu pasakyti, kad turiu anūkų. Ir kad aš didžiuojuosi savo viltimi pasiekti iš metastazės skrandžio prieš metus. Aš tikiu tuo. Nes metafizika įrodo ir futurizmas įrodo, kad Japonijoje badu gydoma vėžio tendencija ar pabaiga. Nes tam yra autofagija, kuri iš tikrųjų veikianti. Aš žinau, kas yra badavimas be
maisto ir vandens. Aš tai žinau. Dėl to šiandien sveika.